Monster High LT ir kaip ir įkūrėja Klaudija. Ir šiandien aš jums noriu pristatyti Amanita Nightshade ir jos dėžutę, ir jos visus aksesuarus. Gal pirmiausia pradėkime nuo dėžutės. Štai yra jos dėžutė. Tai pirmą gal priekį. Štai čia yra nupiešta Monster High stovas ir šukos. Toliau čia yra tokie, nežinau, vijokliai, dar kažkas. Štai yra pati Amanita. Čia parašyta, kad negalima duoti iki 6 metų vaikams. Toliau yra labai gražiai užrašyta Amanita Nightshade. Tada čia tas pats, nežinau, vijokliai, dar kažkas, Monster High logo. Tada čia užrašyta Monster High. Ir visa dėžutė yra kaip ir plastikinė tokia. Šitoj pusėje yra taip pat plastikas. Gale štai čia yra labai didelė Amanitos Nightshade foto, užrašyta Amanita Nightshade, Monster High logo, čia Monster High.com, tralala, Amanita Nightshade, štai jos vėl pati nuotrauka ir vėl Monster High logo. Dabar gal pažiūrime foną. Štai yra vidus. Čia toks labai gražus, tokia graži vieta keliam kaip ir laikyti. Štai yra labai graži gėlė, iš kur atsirado Amanita. Čia yra toks kažkoks piktokas augalas. Čia yra nuotrauka, kaip Amanita selfinasi ir Lorna nugaroj. Nefokusuoja. Štai gal kažkiek matot. Toliau štai yra Amanitos Nightshade nuotrauka, 3 Amanitos Nightshade nuotraukos. Štai yra dienoraštis, čia nupaišytas ir yra dienoraštis. Čia yra, kur yra nupaišytas Monster High stovas ir šukos, tai čia atsidaro. Štai, čia buvo įdėtas Monster High stovas ir šukos. Toliau čia atsidaro. Štai čia yra dienoraštis, kurį galima įsijimti. Ir štai kaip ir atrodo visa visutėlė dėžutė. O dabar eikime prie lėlės. Štai ir pati Amanita Nightshade lėlė. Tai gal pradėkime nuo priekio. Štai čia yra tokia gėlė. Štai yra tokia gėlė juoda. Tokia kaip ir lapai yra. Jos visi plaukai yra tokie violetiniai, su tokiom šviesiais violetiniais plaukais. Su tokiom srugelėm. Toliau jos veidas. Jos veidas yra... Ji turi tokius violetinius antakius, jos akys yra violetinės ir iš jos akies dar ir eina tokie lapeliai. Jos lūpos labai gražiai padažytos, tokia švelne violetinė spalva, kaip matot. Ji dar turi tokius auskarus, labai gražius, kurie yra taip pat juodi, yra kažkokios piramidės. Tokie nelabai aiškus auskarai, bet ir kitoje ausyje tas pats. Toliau ji turi dar tokią grandinėlę. Labai gražiai su lapais, kaip ir vijokliais. Turi tokį rankinuką. Štai yra rankinukas. Taip pat yra juodas. Ir jis atsisega. Štai. Bet jį labai gaila. Į jį netelpa telefonas. Tiesiog neužsidaro. Tiesiog netelpa telefonas. Labai gaila.
Ji dar turi štai tokią juodą apyrankę. Štai. Kitoje rankoje ji turi karstą. Na štai ir jis toks kaip ir labai švelnios violetinės spalvos. Žiauriai gražią super duper suknelę, kuri čia yra tokia su violetiniais ir čia tokie gražus lapeliai, kaip ir permatomi. Labai man patinka ta suknelė tokia. Aišku, ši suknelė nusimauna. Po šią suknelę slepiasi žiauriai graži suknelė. Čia toks kaip ir juodas sijonukas, bet jis yra prisiūtas ir dar tie lapeliai tokie labai gražus. Toliau batukai. Štai ji turi tokias gėlytes, violetiniais žiedeliais ir tokiais dideliais vijokliais. Na štai jie nusijama. Amanita turi tokius labai gražius batelius, kurie yra kaip kokie lapai. Ir tas yra žiauriai gražu. Ir šie bateliai yra labai gražus. Jie yra kaip ir tokie juodi lapai, labai gražus. Pristatėme visą Amanitą, o dabar metas jos daiktam. Na štai jos stovas. Yra tokie, visas susideda štai taip. Ir dar yra toks angaliukas, kuris dedasi čia. Štai jos visas stovas. Ji dar turi tokias gražias šukutes. Štai jos tokia graži knygutė, kuri atsidaro ir viduje yra jos labai graži nuotrauka. Na ir tuoj pakikai daugiau nieko nėra. Na ir štai jos dienoraštis. Štai čia, aišku, yra voratinklis, labai. Čia prirašyta, Mazrhai. Rašė Amanita. Atvertus pirmą puslapį yra iškart Amanitos labai graži nuotrauka. Ir čia apie ją, kad yra Amanita Naikčiai, jai 17, neturi gyvūnų, jos geriausia draugė yra ji pati. Mėgstamiausios spalvos yra žalia ir violetinė. Na, ir ant galo yra štai lapai, kurios yra ant jos suknelės. Yra lapai. Na štai ir viskas. Pristatėme visus Amanitos daiktus, Amanitos dėžutę ir pačią Amanitą. Tad ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Klaudija. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Mazrhai LT. Klaudija. Jau. I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you?